Taigi, Mato Evangelija 6 skyrius nuo 1 iki 5 eilutės. Žiūrėkite, jog nedarytumėte savo gailestingumo darbų žmonių akise, kad būtumėte jų matomi, kitaip negausite atlygio iš savo tėvo, kuris danguje. Todėl duodamas išmaldą netrimituok sinagogose ir gatvėse, kaip daro veidmainiai, kad būtų žmonių giriami. Iš tiesų sakau jums, jie jau atsiėmė savo atlygį. Kai aukoji, te nežino tavo kairė, ką daro dešinė. Kad tavo gailestingumo auka būtų slaptoje, o tavo tėvas regintis slaptoje, tau atlygins viešai. Man atrodo, čia viskas labai suprantama ir labai paprasta. Pirmoje eilutėje paimama bendrai apie gailestingumo darbus, o toliau kalbama būtent apie materialinę pagalbą. Ir ką Jėzus perspėja? Sako, žiūrėkite, jog nedarytumėte savo gailestingumo darbų žmonių akise, kad būtumėte jų matomi, kitaip negausite atlygio iš savo tėvo, kuris yra danguje. Ir mes žmonės dažnai sakom, nu koks skirtumas, kokiais motyvais aš kažką padariau. Svarbu, kad gerai padariau. O motyvai Dievui yra labai svarbus ir netgi svarbiau negu mūsų išoriški veiksmai. Dievas visada žiūri į širdį, kodėl mes kažką darome, koks mūsų motyvas, ko mes siekiame. Ir gali būti painu, atrodo, mes 5 skyriui skaitėm, kad Dievas sako, te šviečia jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad žmonės matytų jūsų gerus darbus. Bet, o čia sako, atrodo, kad, nu žiūrėkit, kad žmonės nematytų jūsų gerų darbų. Bet mes ir 5 skyriuje, 14 eilutėje, kaip Jėzus kvietė mus būti šviesa, ir jis, kai kvietė, sako, taip te šviečia jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų jūsų gerų darbus, o koks tikslas? Ir šlovintų jūsų tėvą, kuris yra danguje. Ir čia Jėzus kviečia mus daryti gailestingumo darbus, gerus darbus, ne tam, kad mes išaukštintume save. Mūsų motyvas ir tikslas neturi būti, kad žmonės pastebėtų mus, kad mes taptume populiarūs, kad mus pagirtų, kad visi atkreiptų dėmesio į mus, koks aš čia fainas, koks aš čia geras, pažiūrėkite, koks aš nuostabus krikščionis. Nieko tokio pagirti kitą žmogų, ir reikia pagirti kitą žmogų. Ir jeigu kažkas jūs pagiria, padėkokite, žinome, tame nieko nėra blogo, bet koks yra mūsų motyvas. Dievas nori, nesako, nedarykit gerų darbų. Dievas nori, kad mes darytume gailestingumo darbus, kad mes darytume gerus darbus. Bet tikslas turėtų būti ne tam, kad įtiktume žmonėms, ne tam, kad savo medalį kažkokį užsidėtume ant krūtinės, bet tam, kad žmonės matytų tuos gerus darbus ir suprastų, kad mes tai darome dėl to, jog esame Dievo vaikai. Nesakom, viską mes turim daryti tam, kad siektume, mūsų motyvas turi būti, kad siektume pagirimo ne iš žmonių, bet iš Dievo. Ir nes žiūrėkit, jeigu žmogus padarė kažkokį gerą darbą, dėl to, kad jį pagirtų, pastebėtų, dabar labai populiaru dar ir nufilmuoti kokį gerą darbą, va, žiūrėkite, įdėti į viešą kažkokią erdvę, ar fotografuoti, kai darai gerą darbą. Vėlgi, koks yra motyvas? Jeigu motyvas yra pašlovinti Dievą, ar pavyzdžiui filmuoja, kai ir bažnyčia kažkokį daro gerą darbą, ir parodyt, kad važiuokit, mes esam Dievo tarnai, mes norim padėti žmonėm, viskas yra gerai. Bet jeigu motyvas yra, kad žmonės pagirtų, duotų mums medalį, toks troškimas toks yra, tai tada mes jau atsiemame savo atlygį. Mus pagyrė, tu gavai savo atlygį šitai žemėje, viskas, bet iš Dievo
jokio atlygio mes negausime. Ir vėl žiūrėkit, ne pirmą kartą Dievas kalba apie atlygį. Ir vakar mes kalbėjome apie moterį šeimoje ir kad Dievas pažada mums, jeigu mes darome gerą, mes tikrai gausime atlygį. Iš Dievo. Motyvai Dievui, dar kartą kartoju, yra labai svarbu. Jeigu mes norime patikti žmonėms, jeigu mes ir pasiekėme to, jeigu mes pasiekėme žmonių šlovinimo, kad jis šlovina mus, gyrė mus, mes jau gavom savo atlygį, mes jau gavom savo apdovanojimą, mes pasiekėme to, ko norėjome. Dievui sako, viskas, gavai savo prizą, iš manęs jau nieko tau nereikia. Juk jeigu mūsų motyvas yra žmonių pagirimai, žmonių šlovinimas, kad jie mus šlovintų, mes juk visų pirma Dievo neieškojom. Juk Dievui čia vietos nėra. Ir toliau kalbama antroji eilutė apie išmaldą. Sako, tu netrimituok sinagogose ir gatvėse. Sinagoga tai buvo žydų kaip Dievo garbinimo vieta, kur jie susirinkdavo, skaitydavo raštą. Ir gatvėse. Ir sako, taip daro veidmainiai. Sako, žmonės tokie, kurie gyrėsi labai garsiai apie savo gerus darbus, jie yra veidmainiai. Jie nori tik tai žmonių pagyrimo. Sako, jie jau atsiėmė savo atlygį. Ir kaip lengva iš tikrųjų, aš galvoju, kada mes neieškome žmonių pagyrimo, kada mes ieškome Dievo pagyrimo ir žinome, kad Dievas visada mus pagirs, visada ir visada pastebės mūsų gerus darbus. Kaip tampa lengva, kaip pasakyti, atsirinkti tuos gerus darbus. Mums tada jau nebesvarbu, ar mus mato žmonės, ar mums ačiū pasakys, ar nepasakys. Mes matom poreikį, mes padarom gerą darbą ir džiaugiamės. Ir tada ateina pasitenkinimas. Mes labai nusiviliam, kai darom gerus darbus, kai mūsų nieks nepastebi, kai niekas ačiū nepasako, kai pamirštam, kad Dievas tai mus pagirs tikrai danguje, kad jis džiaugiasi mumis, kad jis duos mums atlyginimą. Ir tada jau tampa taip paprasta padaryti gerus darbus. Mes tada nenusiviliame, nes žinome, kad Dievas pasakys, gerai atlikta ištikimos tarne. Tada atkrenta labai daug naštos iš tikrųjų, kai mūsų motyvai yra tikri. Ir va tie žmonės, kurie aukodavo pinigus, padėdavo vargšams, dėl to, kad žmonės juos matytų, jie netgi garsiai trimituodavo, žiūrėkit, ką aš padariau, pinigėlį daviau, tam išmaldą kažkokią tai. Tie vargšai jiems iš tikrųjų nerūpėjo. Tų vargšų galvos buvo tik tai laiptelis, kaip kopetėlės tam žmogui lipti link savo prestižo. Tai jiems tie vargšai net nerūpėjo. O Dievui rūpi tie vargšai. Dievas mūsų rankomis nori daryti gerų darbus. Bet motyvas yra labai svarbu. Motyvas yra svarbu. Ir sako, mūsų tėvas regintis slaptoje mums atlygins viešai. Viešai mums atlygins Dievas. Ir dar vieną, ką noriu pastebėti mums, mamoms, aš pastebiu, dažnai save pagaunu, žinot, kai esu viešumoje kažkur, tai aš labai maloniai elgiuosi su savo vaikais ir demonstruoju kantrybę ir maloniu balsu aiškinu kur nors restorane ar kažkokiame gimtadienyje. Tai visą laiką pasitempi, save kontroliuoji, savo balso tembrą, savo žodžius. O namuose tai atsipalaiduoju ir tikrai jau savęs taip nevaržau. Juk namuose niekas svetimas nemato, tai aš galiu kartais ir griežtesnį žodį pasakyti, gal jau nelabai tinkamų tembrų ir tie mano gailestingumo darbai kažkur išgaravo, nes vis tiek nieko nėra. Tai aš tada galiu pamatuoti savo širdį ir savo motyvą.
aš buvau maloni su savo vaikais viešumoje kažkur tai, nu dėl to, kad aš norėjau įtikti žmonėms. Bet man mano vaikai tuo metu nerūpėjo, man rūpėjo mano prestižas, mano vardas, mano reputacija. Ir, nu taip, gerai, aš padariau gerą darbą, bet iš Dievo jau aš atlyginimo nesulauksiu. Taigi, vat, kada mūsų motyvas yra tinkamai vietoj, tada mes motyvuoti būti geri ir namuose, ir, ir ten, kur esam, ir ten, kur niekas nemato. Ir mes esam tada motyvuoti padaryti gerą darbą, gerą darbą, kurio galbūt niekas nenori daryti ir kurio niekas niekada nepastebės. Taigi motyvas yra labai svarbu. Ir kitas, ką aš pastebiu, kad kai nenuteiskime kitų, žiūrėkite, čia Jėzus kalba mums kiekvienam asmeniškai, bet tai neduoda mums žalios šviesos teisti kitų gerus darbus. Mes nesame Dievas, mes nematom kito žmogaus širdies. Ir mes negalime ateiti ir jam pasakyti, va tu čia tai darei dėl tokio ir tokio motyvo, žinai. Nu, mes nesam Dievas, mes neturime teisės teisti kitų motyvų žmonių, mes nematom nei jų minčių, nei jų širdies. Ir tikrai šitas Dievo pamokymas tikrai nėra žalia šviesa, mums dabar tapti kitų žmonių gerų darbų teisėjais. Visada Dievas, kada kalba, jis tai kalba, kad mes pasižiūrėtume į savo širdis, į savo motyvus. Taigi, brangiosios moteris, darykime gailestingumo darbus. Dievui tai yra svarbu ir Dievas trokšta, kad mūsų šviesa šviestų. Bet darykime tai norėdami patikti Dievui. Dėl to, kad esame Dievo vaikai, dėl to, kad Dievas to trokšta. Ir kad tas kitas žmogus ne mane pastebėtų, bet pastebėtų, koks geras yra Dievas. Juk iš tikrųjų, jeigu mes ir ką darome šiame gyvenime gero, iš tikrųjų, jeigu aš esu Dievo dukra ir Biblijoje parašyta, kad Dievas mums netgi suteikia troškimą. Ir dažniausiai troškimas padaryti gerą darbą neateina iš šito mano nuodėmingo kūno, bet ateina iš Dievo šventosios dvasios. Tai aš netgi tame negaliu prisijimti savo jokio kredito. Jeigu aš turiu kažkokį sugebėjimą padaryti gerą darbą, juk Dievas mums davė dvasinės dovanas, Dievas mums davė talentus ir čia nėra jokio mano nuopelno. Taigi, netgi mes, jeigu ir sugebame padaryti gerą darbą, jeigu mes pamatome tą gerą darbą, juk viskas tai yra iš Dievo. Iš tos pakeistos širdies, kurią juk pakeitė visų pirma Dievas. Jeigu aš gyvenčiau šiandieną be Jėzaus, aš gyvenčiau savo, būčiau savanaudė, man kiti žmonės nerūpėtų. Ir tai netgi tas troškimas ateinantis, mes pamatom kažkokį poreikį. Ir Dievas suteikia mums troškimą padaryti gerą darbą. Visa tai yra iš Jo. Ir jam turi atitekti visa garbė ir šlovė. Taigi pasimelskime už mūsų dieną, už mūsų naujas darbo savaitę. Ir tikrai darykime tos gailestingumo darbus. Ir netgi jeigu jų niekas nemato, ypatingai savo namiškiams, savo vaikučiams, savo vyrui, tiems, kurie yra šalia. Ir nenusiminkime, jeigu niekas ačiū nepasakė. Juk Dievas viską mato. Dievas mato mūsų širdį. Ir netgi žiūrėkit, rezultatas ne nuo mūsų priklauso tų gerų darbų. Rezultatą palikim Dievui. Dievas ko iš mūsų reikalauja? Ištikimybės tame, ką Jisai mūsų šiandieną kviečia. Ir kad mes darytume tos darbus. Ir rezultatą palikime Dievui.